Sveiki visi sugrįžę į muzikinę pramoginę laidą Muzikos šokas. Šiandien mes susitiksime su nuotaikinga grupė iš Kauno Random Fingers. Jie mums papasakos apie savo grupę, jos veiklą bei pristatys savo dainą. Šiandien mes susitinkam su labai nuotaikinga grupė Random Fingers. Jie mums papasakos apie savo veiklą. Taigi, gal galėtumėt pristatyti savo grupę, kada jis susikūrė ir trumpai papasakoti jos istoriją? Trumpai istorija tai būtų, kad susikūrėm prieš beveik 3 metus, sausio pradžioj, beveik per naujus metus praktiškai, iškart po naujų metų, kitą dieną. O tai tokia ir istorija, nes buvo anksčiau tokia grupė Random Fingers, iš kurios buvo likę tik būgnininkas ir bosistas ir pažinojo mane iš to laiko, dar aš tada grojau kitoj grupiai. Ir kadangi tik dviese buvo likę, sugalvojo atkurt, bet tik su to pačiu pavadinimu, bet su nauja muzika ir taip ir susirinkom. O ką reiškia jūsų pavadinimas? Čia tokia idėja, iš tikrųjų čia ne mūsų sukurta, čia ačiū Myšai iš ankstesnių Random Fingerių. Ir bele kokia pirštai, ta prasme, tas angliškas toks žodis random, kad tiesiog ką gaunasi, tą ir groji. Taigi, dabar paprašysiu jūsų apibūdinti savo muziką, kokia ji yra. Mūsų muzika yra labai įvairi, bet turbūt jeigu koks būtų tai terminas muzikinis, tai turbūt alternatyv būtų, ar ne? Su manim sutinka draugai, bet mes tiesiog, aš pasakyčiau, kad turim Random Fingers stilių, čia toks mūsų random stilius, jo, nes galim ir vienaip, ir kitaip grot, ir mums patinka tai padaryti kaip nors frikiškai. Ir dainų žodžiai pas mus dažniausiai būna su gilia mintimi, o ta gili mintis, jinai irgi slepia gilią mintį, kad ne visada po gilia mintim slypi gilia mintis.
Tai dažnai va tokias temas užgriebiam kaip narkotikai, prostitucija, kažkokie melagingi tekstai žiniasklaidoje. Maždaug taip. Nelaiminga meilė visą laiką, aišku, čia jau visų grupių. O muziką ir žodžius jūs kuriate patys? Patys kuriame muziką ir žodžius, dažniausiai muziką sukuria vyriškiai mūsų, o su tekstais aš su Luku, kurio dabar čia nėra, kažką bendrą sukuriam. Kas kokią idėją turim, tai va, tas ir rašom. Kokias muzikos grupės ar atlikėjus jūs laikote autoritetai savo? Gal galėtumėt pavardyti? Kokius tu laikai? Nežinau, žinokit, iš tikrųjų daug tų grupių, nepasakyčiau, kad kažkas yra labai vienas išskirtinis. Iš visų galima pasisemti kažko ir iš pop, ir iš rock, ir iš įvairių atlikėjų. Galbūt berniukai turi kažkokius muzikantus, kuriais tiki būtent jais, o aš nesu prisirišus prie jokių. Jūs turit kažką pridėti? Aš tai pats savo fainas labai, todėl man nereikia kitų grupių jokių ten žinot. Šiaip vieną sunku įvardinti, bet gal bliuzas senas man asmeniškai labiausiai, turbūt ir senas rock'n'rollas. Palaukit. Gal turit jūs kažkokį savo grupės gestą ar šūkį ir galėtumėt man dabar jį pademonstruoti ir parodyti? Kai būna man liūdna, tai ar tiesiog nėra nuotaikos repetuoti, arba reikia mano dėmesio, tai Pumba užgroja va šitą muzikėlę ir tada aš iš karto jau atbėgu. Aišku. Dar vieną klausimą norėjau jūs paklausti apie įdomius faktus apie jūs. Ir paprašysiu jūs išvardyti bent po 3 kažkokius įdomius, nuslėptus, galbūt gėdingus faktus ar svajones apie jūs. Gal pradėkime nuo tavęs. Ir štai nuo manęs. Nežinau, ar čia labai gėdinga ar ne, bet mano plaukai dengia užpakalį. Esu į mokyklą išėjus su atvirkščiom kelnėm, tiesiog išvirkščiom. Aš neįsivaizduoju, kaip tai gali būti, bet aš stovėjau prie lentos ir aš pasižiūriu ir va kišenės va taip su tom siūlėm išvirtusios į kitą pusę. Žavinga, aišku. Ir esu turbūt 13 metų pirmą kartą parūkiusi dėl vaikino, kad jam gerai atrodyčiau. Labai gėdinga, so sad. Oho, o ką jūs turit? Nežinau, šiaip, kadangi aš savo sakiau, fainas labai esu, tai aš galiu tik pasigirti, kad po koncertų labai fainai yra pasirašinėti ant papų. Taip. Trumpai ir aiškiai. Ant kiek esi pasirašęs? Ant 2, ne? Ne, 3, 4, porų. Šiaip neturiu ką daug pasakyti, gero. Pagyvensim, pamatysim, kai sakant. Ką tu gali pasakyti? Juokingiausias ir gėdingiausias susijęs dalykas, tai turbūt būtų, kad daina, kurią mes jums šiandien pagrosim, Teddy, tai aš ją į muziką sugalvojau, būdamas girtas ir su moteriškais naktiniais. Čia plėstis labai nenoriu. O daugiau nežinau, kas dar gėdingo, paauglystėj repą klausiau, turbūt tas gėdingai dar visai. Ir visai reperis norėjau būti, ja. O Pumpos, man atrodo, vienas iš gėdingų tokių atvejų, kad jisai pardavė savo barzdą labai pigiai. 10 litų. Papasakok. Tai labai norėjosi išeiti vakare, atsigerti ten šio bei to ir pritrūko pinigų, tai mama sako, taigi nusiskus barzdą ir duosiu 10 litų. Tai pardavai. Jo, pardavau, žiūriai liūdna, bet dabar kelsim kainą. Aišku. Gerai. Tai jūs koncertuojate tikrai neretai, kiek žinau, ir gal galėtumėt papasakot kažkokių juokingų įvykių nutikusių per visą jūsų koncertinę veiklą? Kas galėtumėt pakalbėti? Nežinau, tas įvykis toks nelabai apie koncertą, bet apie tokią šiaip kuriozinę situaciją. Mes tik susikūrėm, čia porą dainų parašėm ir jau čia labai jautėmės mandri ir galvom, reikia savo Facebooko profilį susikurti. Na ir aišku, kažkas jį sukūrė ir aš žiūriu, mano pavardė vietoj Mankutės Menkutė. Aš Menkutė. Nu kas čia dabar, mano plaukai iki šiknos, aš Menkutė. Ir taip gimė
kažkokia netikėta, bet gerai, kad tokia trumpalaikė pravardė man Menkė, nes tuo metu ir tas vaizdelis apie Menkę, kai didumo buvo labai populiarus. Ir juokingiausia ne tai, bet juokingiausia tai, kad per pirmą koncertą aš sėdžiu, ateina Pumbos tėtis, kuris visą laiką ateina pas mus į repeticijas, nu, vat yra toks fanas. Kitų tėvai taip neįsijungia į mūsų veiklą, bet būtent Pumbos tėtis labai mus myli, yra mūsų gerbėjas, jis rašo į telefoną mūsų dainas ir jisai prieina, aš jį pirmą kartą matau ir jis sako, o, labas Menkė. Tai va, toksai tas įvykis. O jūs turite dar kažką pridėti? Nelabai turbūt. Apie tą berniuką, nu, kuris mus garbina. Jo, mes norėtume dar perduoti linkėjimus, turbūt didžiausias fanas mūsų buvo. Evaldas vardas, jo. Buvo didžiausias mūsų fanas po kažkurio koncerto Punto picai. Punto picai, jo. Mes stovėjom lauke, rūkėm ir jisai gal pusę valandos mūsų įtikinėjo, kokie mes geri. Ta prasme, iki tokio lygio, kad jį buvo visai freaky. Ypač kaip tokiai super grupiai, kaip mes. O jūs, tu sakai, tave vadina Menkė. Gal kiti turite irgi kažkokių pravardžių? Pasakykit. Pumba. Aš tai porą turėjau dėl plaukų, dabar prieš su šitą nieko nesigalvoju. Jo, bet kai trumpai nusikirpau, buvau Nomeda, o prieš tai buvau Orlova, nes buvau garbanotas. Gal galite atlikti kokią visiems labai gerai žinomą estradinę dainą? Mes su malonumu atliksime vieno iš mūsų Facebooko fanų dainą, kūrinį Dviratukas. Kas raunios, nėra ko liūdėti, man reikia skubėti, kol dar nelėtaus. Taip lėkti lengva, o gal nelengva, pats nežinau. Tad aš važiuoju, minu į priekį, greičiau ir greičiau. Dviratukas mano niekaip nesustoja, aš minu į priekį ir dainas dainuoju. Prosis vėjelis švilpia, tyliai, kol minu, aš greitai, aš važiuoju. Šiandien tiek. Susitiksime lygiai po 2 savaičių, ketvirtadienį 20:25. Likite su Kobra TV. I like to play